Vieną dieną supranti, kad nuo 12 ar 14 dienos, kuri tau skirta, nebepraleisi daugiau nei 2 valandų negalvodama apie šį žmogų. Ir vieną dieną supranti, kad viena mintis tave persekioja, kad tavo mokytojas yra su tavimi. Kad meistras tave veda, kad meistras tau rodo, kaip atlikti dalykus, kaip reikia daryti, kad meistras yra nuolatinis buvimas. Ir vieną dieną tu supranti, kad įsimylėjai ne žmogų, o tą principą, tą šviesą, kuri šviečia tame žmoguje. Ir laikui bėgant supranti, kaip svarbu turėti mokytoją. Taigi tu skiri visas savo jėgas, kad kiti žmonės suprastų ir priartėtų prie mokytojo. Labai pasisekė turėti gyvą mokytoją. Visi nuostabūs tekstai nuo seniausių laikų visada sakydavo, kad be žmogaus pasiekusio tikslą tu to nepasieksi. Tai pasakė Kristus, tai pasakė Buda, tai pasakė visi kiti didieji meistrai. Ir Jėzus pasakė, niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Ir Buda pasakė, atiduok save Budai. Ką reiškia dovanoti save? Tai nereiškia nieko keisti, tai nereiškia palikti savo religiją, palikti savo įpročius, gyvenimo būdą, šeimą, darbą. Tai pasiteisinimas. Šiais laikais mes visi esame šeimos žmonės, darbininkai, miestiečiai, turime pareigų ir nereikia nieko atmesti, įskaitant savo religiją. Tiesiog sekite mokytojo žingsniais, kurie jau ėjo keliu į begalybę, kuris jau ėjo, kad suprastų begalybę, suprastų laiką, suprastų meilę. Meilė visapusiškai, ne tik poros. Suprasti tą žaliavą, iš kurios visi esame pagaminti. Meistras yra tik sutvirtinta meilė. Ji yra esanti durų staktoje, pro kurią visi turime eiti, kad grįžtume namo. Mes žmonės esame kaip vaikai pasiklydę miške, ieškantis egzistavimo tikslo ir pavargę nuo klajonių po mišką. Mes verkiame, kur mano mamytė, kur mano tėtis, aš noriu eiti namo. Kartais mus išblaško elniai, gėlės, pinigai. Mes blaškome su mažais gyvūnais, su šeima. Mes atitraukiame save daugybę dalykų, bet tada sakome, noriu namo, kur mano mama, kur mano namai. Ir staiga pasirodo esybė, keistos išvaizdos, keistų drabužių būtis,
saugais plaukais. Labai skirtinga nuo mūsų kultūros, bet tai verčia mus jaustis tokiai artimai, kad net aiškiau matome dalykus. Tai leidžia suprasti, kas anksčiau atrodė nesuprantama. Ir staiga tavo gyvenimas pasikeičia, prasideda paieškos, kelio namo paieškos, prasideda evoliucija ir viskas tampa taip sklandu, viskas tampa taip paprasta. Kai atsiranda mokytojas, tavo baimės išnyksta, jūsų lygos gerėja, jaučiatės gerai be jokios priežasties, laimingi be jokios priežasties ir žmonės jaučiasi gerai šalia jūsų. Tiek daug palaiminimų. Ačiū, 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 ačiū. Jai Gurudev.